Projektą pristato MITA, projekto globoja Ūkio ministerija. Sveiki smalsiosios ir smalsieji, sveiki inovatyviųjų įdomybių gurmanai ir gurmanės. Šios dienos meniu 3 klausimai. Pirmasis, kuo šokoladas gali padėti metančiam svorį? Antrasis, atliekos, ar jos gali būti valgomos? Ir trečias, kodėl 100 gramų braškių lygu kilogramui braškių? Gardūs atsakymai jau tuoj pat. Ar jūs domitės tuo, ką valgote? Ar jūs mėginate aiškintis, kokių naudingų maisto medžiagų yra jūsų pasirinktose produktuose? Ar jūs manote, kad tas pasirinkimas gali kaip nors pailginti arba sutrumpinti jūsų gyvenimą? Jeigu yra bent vienas atsakymas taip, vadinasi, maistas yra ne tik tai pilvui prikimšti. Dar žymus šiuolaikinės medicinos pradininkas Hipokratas yra pasakęs, tebūnie jūsų maistas vaisto, jūsų vaistai maistu. Prieš maždaug 25 metus Japonijoje buvo atgaivinta moksliškai šita koncepcija, taip vadinamai funkcionaliojo maisto koncepcija. Be pagrindinių maisto funkcijų, tai yra aprūpinti energinę vertę, energiją, taip pat statybinėmis medžiagomis, dar gali atlikti trečią funkciją, tai yra padėti apsisaugoti nuo tam tikrų susirgimų, sumažinti jų riziką, tiksliau kalbant, arba pagerinti savijautą. Tam, kad jūs pasiektų funkcionaliausias, vertingiausias, įmanomai kokybiškiausias maistas, stengiasi ir Lietuvos inovatoriai. Jie susibūrė maisto klasteryje. Tai tokia panašių įmonių grupė. Pažinti su skaniausiamis inovacijomis pradėsime gurkštelėdami keliakomponenčią nektaro. Ką jūs apie jį žinote? Nektaras tai yra natūralus ir sumažinto kaloringumo produktas. Jis yra išgaunamas pertrinant vaisių ir uogų ir daržovių tyres. Nektaruose yra vitamino C, vitamino A, vitamino E ir priklausomai nuo komponentų, jeigu nektaras geltonas, tai daug karotinoidų, jeigu nektaras raudonas, tai anticianinų, kurie yra natūralūs oksidantai. Ir būtent nektarai stiprina imuninę sistemą, padeda įsisavinti kalcį, geležį ir tai yra visiškai natūralus, be konservantų, be dažiklių produktas, kuris išlaiko savo natūralų kvapą ir skonį. Jisai rekomenduojamas netgi naudoti vaikams nuo 9 mėnesių amžiaus, kad galėtų praturtinti savo maisto racioną natūraliais vitaminais. Važiuodami pavasarėjančiamis pamiškėmis ir plika akimi matome ir ausimi girdime. Kapsi. Į ąsočius, stiklainius ar kitokias talpas beržų sula. Ar įmanoma padaryti, kad ji mūsų kūnui būtų naudingesnė? Lietuvoje išgaunamoje beržų suloje yra net 9 mikroelementai, tokie kaip kalis, kalcis, magnis. Bet pati beržų sula, jinai turėdama daug mikroelementų, neturi visiškai vitaminų. Ir mes praturtiname beržų sulą natūraliais vitaminais. Būtent šaltalankio sultimis, svarainio sultimis, obuolių sultimis. Šaltalankio sultise yra labai daug vitamino C, vitamino E, vitamino A, organinių rūgščių, kurios turi, pasak mokslininkų, nustatytą teigiamą poveikį imunitetui. Taip pat labai gerai sulos atsigerti išprakaitavus, pasportavus po pirties, kad atstatyti prarastą mikroelementų kiekį. Ir pati sula turi tokį vadinamą valomąjį poveikį. Jinai valo toksinus iš organizmo. Kadangi sula kaip tik teka pavasarį, o šaltalankis yra rudenį, mums išeina mokslo dėka suderinti šituos abu produktus, sujungti į vieną ir pagaminti sveiką inovatyvų produktą. Žiūriu aš lango link. Vienoje jo dalyje šviesos daugiau, kitoje mažiau. Turbūt panašiai yra ir su beržų sula. Iš kiekvieno gojelio ji vis kitokia. Tai ką daryti, kad toks beržų sulos mėgėjas kaip aš kiekvieną kartą galėtų mėgautis gerai atpažįstamu vis tuo pačiu puikiu beržų sulos skoniu? Negalim išleisti vieną kartą, pavadinkim, beržų sulos su šaltalankio sultimis rūgščios, o kita partija, sakykime, po 3 dienų išeis labai saldi.
už tai reikia visą laiką sekti visuose gamybos etapuose tam tikrus rodiklius. Ir šiuo atveju ir yra tyriamas refraktometru tirpių sausų medžiagų kiekis arba, grubiau galim pasakyti, aplamai cukraus kiekis, tiek natūralaus cukraus, kurio yra ir beržų suloj virš 1%, tiek šaltalankios sultyse, bet kadangi šaltalankios sultys yra labai rūgščios, nors jos labai vertingos, tai pridedama vis tiek, vadinkim, yra cukraus, taip kad čia yra su cukrum šiek tiek. Ir nustatomas cukraus kiekis. Be abejo, jūs tikrai prisimenate anonse užduotą intriguojantį klausimą. Kodėl 100 gramų braškių lygui kilogramui braškių? Atsakymas susijęs su ypatingu konservavimo būdu – liofilizacija. Apie jos naudą po atsakymo į klausimą, kaip gaminant nustatomas žaliavos ir produkto skonis ir jo tinkamumas vartojimui. Saldu. Puiku. Tenai yra elektroninis liežuvis, kuris, sakykime, objektyviai nustato skoninės savybės. Mūsų liežuvyje, arba kaip ir nosyje uoslės, tai yra tie patys sensoriai biocheminiai. Čia per sūru, čia per rūgštų, čia kažko tai dar trūksta. Tai analogiškai maždaug ir čionai. Tai yra sensoriai, o toliau kompiuterinės sistemos visus duomenys apibendrina, ir siūlo savo, vadinkim, išvadas apibendrintas, kaip mūsų smegenys. Man svarbiausia, kad cheminė braškės sudėtis būtų labai skani. Tačiau kur jų gauti? Vakar, šiandien, poryt. Šios vaškinukės tinka tik ant torto padėti, ten jos gražiai atrodys. Štai mes ir priėjome prie svarbiausio klausimo. Kodėl 100 gramų braškių lygus 1 kilogramui braškių ir prie ko čia liofilizavimas? Vienintelis technologinis procesas, kuriame yra išlikę 100% vitaminų. Ir kadangi mes juos gaminame tik iš lietuviškų vaisių ir daržovių, mes galime visus metus turėti šviežias braškės, avietės, mėlynės, baravykus ant savo stalo. Šitie produktai puikiai tinka gaminti žaliavalgiam, kokteiliam, konditeriam, dėti į kremus. Tai atiduoda ne tik spalvą, natūralų dažą, bet ir visus vitaminus. O vaikam tai yra puikus užkandėlės, saldainiukas ir mamytės gali padaryti labai skanius kokteilius. Ir dar šokoladinius saldainius su braškėmis. Apie šokoladą šiek tiek vėliau, o dabar praverkime paslapties šaldytuvo duris ir išgirskime išskirtinį pasakojimą apie šį kosminį konservavimo būdą. Kas tai yra liofilizacija? Tai yra užšalusio vandens kietos būsenos perėjimas į dujinę fazę, aplenkant skystą fazę. Kitaip sakant, liofilizatoriui liofilizuojant užšaldom produktą, vanduo tampa ledu, bet tas ledas neatšildant, ledas išgaruoja dujiniai fazėje ir taip produktas išdžiūsta vakuume. Ir už tai džiovinimo temperatūra, kaip matot, 74, 80, minus 60, taip sakant, yra didelis šaltis ir dideliame šaltyje tie produktai yra išdžiovinami. Supratau. O tai kokie tokio vandens išsiurbimo privalumai? Kodėl jis taip gerai veikia maistą? Visos cheminės reakcijos, bet kokios oksidacijos, gedimai, kokių nors medžiagų įrimai, netektis ir panašiai, kaip pavyzdžiui vitamino C, pavyzdžiui, netekimas perdirbant, vyksta visuomet skystoj fazėje, bet kokios cheminės reakcijos. O čia ledas, tai yra kieta fazė, išdžiūvo ir vėl produktas liko absoliučiai sausas, nevyko jokie cheminiai pokyčiai ir už tai išliko absoliučiai viskas. Tame tarpe ir netgi visi fermentai. Na taip, mes vis dar turime liofilizuotų braškių ir liofilizuotų braškių miltelių. Juos galime ištirpinti vandenyje ir pasidaryti tarsi tik ką išspaustų braškių sulčių. Įdomu, kiek laiko jie turės mirkti vandenyje ir ar nereikės jų mirkyti kaip pernai surastų raudonviršių. Kaip po pavyzdį, liofilizuoti grybai.
Tai mes žinom, kad jeigu išdžiovinom grybų skilteles, tai kad kept tą grybą šeimininkiai, tai užmerkiame vakare, o ryte šeimininkė per naktį mirksta tas grybas, o ryte tą, kad ir baravyko skilteles jau deda ant keptuvės ir kepa. Jeigu liofilizuoti jie, tai yra pusė sekundės reikalas. Vos į vandenį mirks ir jinai absoliučiai. Turis, kaip matom, kaip ir braškių, taip sakykime, ir grybų. Kokia buvo skiltelė, tokia, vadinkime, ir liko, tik iš karto momentaliai sutraukė drėgmę, jinai atsistatė savo kaip šviežio grybo pradinę, vadinkim, na, ir tekstūrą, ar struktūrą, ir masę visko, ir iš karto, sakykime, na, dedam į keptuvę, sakykime, ir kepam kaip po šviežią, vadinkim, baravyką. Bandom ir mes. Braškės vandenin, milteliai į stiklinę. Išmaišykite. Štai kodėl aš dirbu šioje laidoje. O čia kas? Aktinidijos? Liofilizuota aktinidija, viena aktinidija atstoja vieną sintetinę vitamino C tabletę. Jeigu sintetinę tabletę išgeriame iš vaistinės, tai įsisavinimas yra nedidelis. Suvalgius aktinidiją, natūralus vitaminas 100% įsisavina į organizmą. Taigi, jeigu jaučiame, kad kažką tai peršalimą, ar mums reikia pastiprinti imunitetą, tai tikrai siūlome valgyti aktinidijas. Lygiai taip pat, aišku, mažesnis vitamino C kiekis, bet pakankamai didelis yra braškėse, avietėse, žemuogės. Nes ir mokslininkų yra nustatyta, kad tai, kas išauginta mūsų platumose, tai genetiškai organizmas įsisavina žymiai geriau negu atvežtinius vaisius ir daržovės. Lietuvos inovatorių dirbančių maisto klasteryje dėka ir aš, ir asistentas, ir jūs vaisių šviežumu, nektarų gaivumu ir maistingumu galime mėgautis ištisus metus. Šiandienos atradimų meniu dar vienas neragautas patiekalas – šokoladas su baravykais. Geras, ar ne? Ši gardi inovacija juk iš niekur į galvą neįkrito. Kaip sumanus lietuvis į šokolado verslą paniro? Prasidėjo nuo to, kad aš visų pirma tapau šokolado valgytoju, kad pradėjau domėtis šokolado kaip gaminiu, kaip produktu, kaip premium gourmet produktu ir grįžus po magistro studijų Didžiojoje Britanijoje aš nusprendžiau imtis verslo ir ne bet ko gamybos ir ne bet ko šokolado gamybos. Šokolado gamyba, daug kas aišku ją romantizuoja, bet visa šokolado romantika yra mašinerijoje, technikoje, inžinerijoje, fizikoje, chemijoje ir norint suprasti šokoladą, norint suprasti jo niuansus, jo plonybės, turi būti nors šiek tiek vienas iš jų. Ir šiek tiek inžinierius, ir šiek tiek mechanikas, ir šiek tiek chemikas, ir fizikas, ir dar turėti skonį. Žiūrėkite, mano asistentas dar ir apetitą turi. Didelį kaip autobusas. Gerbiamas meistrė, palyginus su automobiliais, kaip galėtumėm nusakyti jūsų šokoladą? Kaip yra Zaporožietis, Volkswagenas ir Mercedesas, bet dar yra ir Lamborghini. Tai mes esame Lamborghini. Iš tiesų šokolado gamintojų pasaulyje yra apie 100-150, kurie realiai dirba su žaliava. Esame vieninteliai Lietuvoje, kurie gamina šokoladą nuo kakavos pupelės ir ypač tokiam, reiškia, apimtim mažom, vieni iš labai nedaugelio pasaulyje ir mes esame tikrai top 20-uke tarp visų geriausių pasaulio šokoladų. Šiuo metu pagal objektyvius faktorius, pagal apdovanojimų skaičių, pagal vertinimą, pagal kritikų vertinimą, pagal valgytojų vertinimą ir tuo mes ir Lamborghini. Kaip jūs tų palankių įvertinimų sulaukėte? Ką darėte? Ir galų gale, kaip tie grybai atsirado šokolade? Baravykai, tai grybai, jie dalinasi nemažai skonio cheminių komponentų su riešutais. Ir grybai turi riešutų skonį. Ir šiek tiek rūgštelės. Ir tokie baltymingi, jie turi labai tokią minkštą, malonę tekstūrą. Tai
taip, kai pagalvoji, kas juos jungia, kas tos gaminius jungia, gali formuoti ingredientų voratinklį ir žiūrėti, kas su kuo gali dėrėti. Ir pradėjai jungti iš pirmo žvilgsnio nesujungiamus dalykus, bet pagrįsdamas per skonį, pagrįsdamas per cheminę sudėtį. Sukėlėm šurmulį tiek Lietuvoje, tiek užsienyje tarp tiekėjų, irgi tokie duomenys, nesvarbu kur, Lietuva, Amerika, Vokietija ar Prancūzija, Japonija, visur ta pati žmonių reakcija. Tai yra wow. Tai aš manau, kad iš to visiškai grinai eksperimentinio tokio produkto gavosi mūsų bestselleris, mūsų top šokolado receptas. Tai yra moksliškai įrodyta tiesa ir ne vieną kartą, dar kartą įrodyta tiesa, kad šokoladas sukelia laimės pojūtį. Jisai turi tam tikrų, reiškia, cheminių komponentų, kaip aš mėgstu sakyti, savyje. Anandamino, kuris, reiškia, išskiria tą laimės hormonus mūsų galvoje, kuris verčia mus jaustis gerai, kuris skatina mūsų smegenų darbą, skatina mūsų širdies ir kraujotakos sistemos darbą. Dėl to turbūt šokoladą mes dovanojam per Valentino dieną, kad jis stimuliuoja širdį, jis yra širdies produktas. Gali turėti tą šokolado euforiją. Šokoladas kaip narkotikas, bet legalus. Gerbiamas Domantai, šokolado alchemike, aš jau visą savaitę visos Lietuvos klausiu, kaip šokoladas padeda mesti svorį ir visi tyli kaip šokolado burnon prisidėję. Gal jūs žinote atsakymą? Gerbiamas Domantai, šokolado alchemike, aš jau visą savaitę visos Lietuvos klausiu, kaip šokoladas padeda mesti svorį ir visi tyli kaip šokolado burnon prisidėję. Gal jūs žinote atsakymą? Tas padeda mesti svorį todėl, kad jis yra geras apetito supresantas, kaip sakyti, jisai malšina apetitą. Tu suvalgęs šokolado gabaliuką, kurį laiką nenorėsi tiesiog valgyti. Aš visada linkiu ir skatinu žmonės vartoti šokoladą vietoj desertų kitų, nes jisai yra tas nekalčiausias iš visų, netgi skaičiu atvirkščiai, jisai gerina žmogaus sveikatą ir labai stipriai. Jisai vienas beveik stipriausių antioksidantų pasaulyje. Kakava, šokoladas, juodas šokoladas. Tas pats teobrominas, jisai, kiek man žinoma, jisai irgi apsaugo dantis nuo karieso, nuo bakterijų, jisai gydo burnos ertmę, jisai yra kaip antioksidantai burnoje ar kūne, jie visur veikia panašiai. Tai apsaugo. Geras šokoladas tarsi geras odontologas, o Lietuvos odontologus užsieniečiai mėgsta. Lėktuvais pas juos dantis gydytis atskrenda. O ar jūs taip skaniai inovatyvių šokoladų užsieniečių dėmesį patraukėte? Eksportuojam iš tiesų po visą pasaulį. Didžiausias mūsų rinkos Jungtinės Amerikos valstijos ir Japonija. Taip pat dirbam Vokietijai, Prancūzijai, labai sėkmingai, netgi tokios egzotinės šalyse kaip Kazakstanas ir Iraną siuntėm pavyzdžių, ir Saudo Arabiją ir kur tik tai nebuvo mūsų produktai, bet iš tiesų jau šiais metais matosi aiški tendencija, kad vis daugiau eksportuojam. Nors vietinė rinka vis dar svarbiausia, mūsų šokoladas su miško medum yra apdovanotas aukso medaliu Europoje. Esam gavę visą eilę apdovanojimų iš tiesų nuo kontinentinės Europos iki už Atlanto ir tai tik tai rodo, kad mūsų pasididžiavimas savo produktais nėra tiesiog tušti žodžiai. Lietuvos inovatoriai tik ką sužinojome apie liofilizaciją ir apie euforiją keliantį šokoladą. Maisto klasteryje gimsta dar viena inovacija. Ką daryti su maisto gamybos metu atsirandančiomis atliekomis? Kur jas panaudoti? Atliekos tai pagal ES reglamentą, tai viskas, ką mes tiesiog išmetame ir nepanaudojame niekam.
kai kuriais skaičiavimais, tai net iki 50% žemės ūkio produktų ir maisto yra prarandama kaip atliekos. Atliekos susidaro labai įvairiose pakopose, tai pradedant nuo žemės ūkio laukų, gaminimo žemės ūkio produktų, po to perdirbimo ir po to jau prekybos tinkluose ir pas vartotoją namuose. Pavyzdžiui, spaudžiant uogą, sultis iš uogų susidaro daug išspaudų. Tai va Lietuvoje irgi nemažai tų išspaudų panaudojama labai neefektyviai. Jos arba išmetamos, arba ten tręšti laukams panaudojamos netgi. Tuo tarpu išspaudose lieka veikliųjų medžiagų, tai yra naudingų žmogaus organizmui medžiagų, daug daugiau negu pačiose sultise. Dėl, pavyzdžiui, mes irgi dabar vykdome projektą, bandydami iš šitų išspaudų įvairių uogų pagaminti naudingus, tai mes vadiname funkcionaliuosius komponentus. Tai yra medžiagas, kuriuose yra daug gamtinės kilmės biologiškai veikliųjų medžiagų, kurios galėtų, sakykime, sumažinti sveikatai, riziką sveikatai, pagerinti savijautą žmonių, ir galėtų būti panaudotos įvairių maisto produktų praturtinimui. Maisto praturtinimui? Na. Kiek jau ten tų naudingų medžiagų yra ir kam dar gali būti panaudota tai, kas jau vieną kartą buvo panaudota? Gali būti panaudojimo galimybių labai įvairių, nes šitas procesas vadinamas biorafinavimas. Tai reiškia, kada stengiamasi iš žemės ūkio žaliavos ar bet kokios biožaliavos gauti kuo daugiau ir kuo vertingesnių produktų. Pavyzdžiui, vitaminų ar fenolinių junginių, flavonoidų, kurie naudingi sveikatai, gali būti angliavandenių, toliau lipidų, riebalų, baltymų. Vietoj to, kad tas išspaudas išmestume kažkur ten į laukus, iš jų ten gauname tenais įvairius kiekius labai vertingų medžiagų. Maisto klasteris – puikiai vieta Lietuvos inovatoriams santykinai pigiai kurti, išbandyti netikėčiausias, skaniausias, naudingiausias mūsų organizmui idėjas. Čia pradedami nauji ir plečiami jau esantys verslai. Čia 100 gramų braškių lygu 1 kilogramui braškių. Kitą savaitę aš jums papasakosiu dar kelias išsižioti verčiančias inovatyves istorijas. Susitiksime lygiai po 7 dienų. Iki. Laida parengta bendradarbiaujant su Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra ir finansuojama Europos regioninio plėtros fondo lėšomis.